Labą dieną. Pagaliau po 3 mėnesių grįšime prie faktų. Ir buvo daug darbo, kai atvykau čia gyventi. Tai su mielu noru dabar šiek tiek pasidalinsiu top 3 arba top 5, kaip čia būtų madinga pasakyti, objektais, į kuriuos investicijai turbūt nereiktų labai kreipti dėmesio, nes kartais matau, kas yra papostinta ir pats postinau, kai nebuvau nuvažiavęs. Tai dabar esu aplankęs turbūt iš visų objektų kokius 95%, kurie yra statomi. Tai daug maž žinau vieną ar kitą projektą, kuris yra, kas ten siūloma, kodėl siūloma ir kiek metų gyvensit statybose, kiek metų, net ne kiek metų, kaip sako, turto augimas bus 10-30%, bet nieks negali atsakyti, kodėl. Tai aš pabandysiu jums šiek tiek papasakot ir iš tų objektų, kurie dabar yra, įnešti aiškumo. Tai esmė yra tokia, šnekėsiu apie tai, kad jeigu norite investuoti ir uždirbti iš turto prieaugio arba iš nuomos, tai tas esminis dalykas ir bus šito video esmė. Tai jeigu norėsite savo pirkti, tai aš tada nesikišu, bet iš tos pusės, kad uždirbti, tarkim, daugiau pinigų, yra ir kitų vietų. Tai padarysiu atskirą video, kur būtų vertingiau daryti investiciją, vienaip ar kitaip, jeigu nesat buvę čia, nežinot tam tikrų dalykų, į kuriuos reiktų atkreipti dėmesį ir į ką atkreips dėmesį paskui jūsų, tarkim, nuomininkas ir parašys arba gerą, arba blogą atsiliepimą. Tai trumpas video, dalinuosi iš karto savo ekranu ir galim pradėti. Esminis dalykas, ką jūs pamatysit, toj pačioj idealistoj turbūt, arba jums kažkas atsiūs, tai turbūt, kaip ir idealistoj, pamatysit pirmas nuotraukas, iš kurių galėsit nuspręsti maždaug ką paspausti, matysit kainas ir gal galima net pradėti iš to, kad nelysiu tiesiai, bet ką aš iš čia matau ir kas čia per miestelį. Tai Kasarės, Manilva ar Fongirola, tas pats Michas, kas šiaip Michas yra neblogas miestelis ir Fongirola yra neblogas miestelis, bet aš čia tokius parinkau, ta pati Stepona iš vienos pusės irgi yra geras miestelis nuomai, be Naumadina to labiau, bet aš čia tokius išrinkau, kur esu buvęs, žinau, ką jie ten pardavinėja ir nesiūlyčiau labai kreipti ten daug dėmesio ir laiko. Tai štai šis projektas, kuris yra pats pirmas, jis šiaip iš savęs yra tikrai neblogas, tikrai vertas būtų dėmesio, bet po kokių 5-6 metų. Nes šitas objektas, gal šitoj nuotraukoje net biškai geriau matas, jis yra pieva ir pats pirmas. Tai jūs gyvensit statybas pakankamai ilgai ir jisai teoriškai jokio išskirtinumo neturi. Tai ta kaina gera tik dabar, tik tai dėl tos priežasties, kad jisai pirmas toj pievai ir jeigu norit, kaip sakant, savo turėti, tai už pakankamai gerą kainą galit nusipirkti. Bet prisiminkite tą dalyką, kad ilgai gyvensit statybas. Tai dėl šitos priežasties atmeščiau jį. Taip, Manilva, iš tikrųjų, gal net grįšiu į pagrindinį puslapį, tai Manilva yra daugiau negu vienas, pasižymėjau aš čia net 3, vieną štai čia ir 2 štai čia. Tai Manilva yra toks miestelis, jeigu taip lietuviškai žiūrint, tai negalėčiau sakyti Elektrėnai, bet gal geriau toksai, žinot, kryžkalnis tarp Kauno ir Klaipėdos. Toksai nei tai Sotograndė,
nei tai ten koks nors Esteponos dalis, pavadinkim. Ir jisai, kol taps tokiu, nežinau, traukos centru, kaip sakyti, sudėtinga ten su to nuomo būtų, nes pakankamai toli viskas. Pakankamai statu lipti į kalną, pakankamai nieko ten labai nėra. Tai ar pirminė, ar antrinė rinka galima nusipirkti 3 miegamuosius ir už 220 000, bet, pavyzdžiui, kaip man, aš irgi galvočiau, tarkim, nuomotis tenais, nes pigiau, kaip pavyzdys, bet man į darbą reiktų važiuoti beveik 45 minutės. Tai toks, kaip pasakyti, kompromisas, jeigu norit savo, tai tada nieko nesakau, bet dėl nuomos tai gali būti sudėtinga. Ir taip pat dėl tos pačios kainos augimo. Čia aš tikiuosi, kad bus tas augimas, nes, tarkim, vienai par kitaip šitas objektas jau yra pastatytas, apie kurį galiu šnekėti, esu buvęs čia. Tai kiek esam nuvedę ten klientų, tai visi taip, faina, tvarkinga, ir nieko daugiau. Nes tu važiuoji, kol atvažiuoji iki tos vietos, jau kyla daug klausimų. Kai nuvažiuoji į tą vietą, kaip ir ta urbanizacija visai nieko, bet tu irgi vienas kaip čia. Tai nesižavėt šitą vietą, čia šiek tiek arčiau, bet irgi toks daugiabutis, bet prieš jį toks, pavadinkim, senas miestelis, tai kai kam net baisoka ten, sako, nes aplinkui viskas taip ne kažką, o čia vienas toksai. Tai irgi reiktų atkreipti dėmesį, kad šitoje vietoje, norėtųsi, kad viskas būtų sąlyginai nauja ir tada ta logika būtų visai kitokia. Tai reiks dar, manau, ir padaryti tokį video, kur jau pavėluotai, bet gal dar būtų visai nieko pirkti antrinį rinkų. Šitas projektas Fongirolui. Matau, kad daug kas dalinosi jo. Aš esu pats pasidalinęs dar pačioj pradžioj, bet nuvažiavau su vienu, su antru klientu, išgirdau jo mintis, išgirdau kas kaip ir dabar įtrauksiu į šitą, kad neapsimoka čia leisti laiko, nes jis yra ant kalno viršūnės, sąlyginai nedaug kvadratų, nes tai yra iš seno pastato daromas naujas projektas. Tai daug ir tas išplanavimas bus tikrai netoks, koks galėtų būti toks šiuolaikinis, virtuvė bus atskirai. Tai tas matau, kad daugam kelia įtarimų ir tai kažkaip nesinori, kad tai būtų, nors čia nupiešta kaip ir viskas ok, bet yra kai kurių būstų, kurie dar vis seno plano. Bet esmė ne planas, esmė kuris yra. Važiuoji irgi kažkur į kalną, kažkur pro seną miestelį kažkokį, kur tau kyla vis daugiau ir daugiau klausimų. Walking distance iki parduotuvių praktiškai neįmanoma. Jie čia bando spręsti tokį dalyką, kad, sako, mes turėsim autobusą, už kurį jūs mokėsit community fee ir galėsit tada jūs nuvežti iki jūros ar dar kažką. Man sunku įsivaizduoti tą dalyką ir jisai šiaip sąlyginai netoli A7, tai dar ir šiek tiek garso yra. Tai iš tos pusės jisai atrodo taip visai nieko, bet ten yra ganėtinai toliau viskas. Tai nesižavėti ir šituo, negaišt laiko, bet jeigu norit gyventi Ispanijoje, naują projektą savo, gal ir variantas. Tai tas pats ir Fongirolai, čia tarp senų namų naujas projektas. Tai Fongirola šiaip yra mano dažnai apvažiuojamas projektas, net ne projektas, o miestelis, nes ten yra praktiškai daugiabučiai visur, daugiabučiai nuo pirmos linijos iki antros, daug visokių paslaugų, tai Fongirolui daug yra tokio, kaip pasakyti, daug paslaugų arba daug žmonių išvažiuoja paskui dirbti į Marbėją arba į Malagą.
Tai jisai kaip sukurtas toks turbūt darbinis miestelis. Tai yra keletas projektų gan brangių, kurie visai nieko, yra su gerais vaizdais, bet jų nieks negali parduoti, nes tiesiog aplinkui visur daugiabučiai ir vienas kažkoks geras projektas. Ir visi važiuodami iki to projekto supranta, kad kažkaip čia, ne vietoje jisai pastatyti. Tai tai einam toliau. Estepona. Pati Estepona šiaip iš savęs labai perspektyvus miestelis. Miestas į tą pusę auga, 3 kartus išrinktas meras, daro savo tęstinius darbus, tai iš tikrųjų labai sveikintinas, kaip pasakyti, jo darbas, daugelis labai patenkinti, nes, kaip pavadinti, Marbėja, Puerto Banusas, tai yra gal daugiau tokių naktinio gyvenimo, o Estepona yra tokio sveiko gyvenimo miestas, tai daugiau užsiėmimų sportui, daugiau užsiėmimų su šeima, tai viskas, kaip sakyt, daroma, kad Estepona aplenktų kažkada Marbėją, nes sprendžiama daug parkingo vietų, kad jūs atvažiavę į promenadą, nereiktų ten statyti už kilometro mašinas, o požeminis parkingas yra padarytas. Tai ir labai didžiulis, nauja promenada. Tai Estepona labai tvarkosi, labai dirba ir daug problemų sprendžia, stato daug naujų kvartalų daugiabučių, kas šiai dienai, mano patirtis, išsinuomoti kažką ilgalaikę nuomą, tai už 1000 eurų galima praktiškai kambarį, 3 kambarių bute, o jeigu norit kažką, kaip lietuviškai įpratę, būtumėm, kad turėtumėm 2 miegamosius, tai nuo 2000 senam pastate. Tai Estepona statosi tikrai dideliais kvartalais, tuos naujus apartamentus, namus pačiam mieste, kas tikrai sudarys gerą konkurenciją tiek atsikelti naujom šeimom, naujiem darbuotojams, kurie turės konkurencingą, manau, kainą ir galės nuomotis ir ten vykdyti veiklą. Tai manau, kad išliks tie patys 2000, bet tiesiog jūs turėsit geresnę kokybę. Bet kodėl aš jį įtraukiau kaip į ne variantą? Šitas projektas yra šiek tiek už Esteponos, tai yra 5 minutės nuo Esteponos ir šalia yra viskas, visi kokie 15 vystytojų stato, viskas gerai, bet šitas yra kuo nelabai geras, tai jo išplanavimas nekoks ir niuansas toks, kad pagal tai, kur čia žiūrim, tai jisai ne šitoje vietoje. Tai turi garsą ir dar norėjau pasakyti, kad yra aplinkui statoma daug daugiau, kurie turės geresnę perspektyvą. Tai kaip matot, tarkim, šitoje nuotraukoje, tai parodysiu. Kai matot tokį dalyką, kur yra aplinkui laisvų plotų, tai kaip ir pačioj pradžioj sakiau, arba gyvensi statybose, arba, ta prasme, daugiau negu 2 metus, arba, užkrito mintis, ką norėjau pasakyti, arba reikia labai stebėti, kaip pats projektas yra išplanuotas, kad negyventumėt kaip čia, pavyzdžiui, šešėlį. Tai kadangi pastatai viens arti kito, tai daug tų niuansų tokių smulkių, kurie sudaryti gali šešėlį. Ir čia gali tas pats atsitikti. Tai toks irgi variantas, kuris vienaip ar kitaip gali turėti įtakos. Taigi, einam toliau. Istanas. Istanas pats kaip miestelis, jisai yra gražus, galit nueiti mano Instagramo accountą ir aš tenais esu Istano tuose highlightuose, vadinamas, esu pats buvęs Istane, pats įsinuomojęs viešbutį šalia Istano. Tai Istanas geras tuo, kad tas, kas norit ramybės,
tas, kas norit pabėgti nuo aplinkos, tikrai geras sprendimas ir ten ar pirminė ar antrinė rinka kainuoja maždaug vienodai. Tai ką aš ir sakiau jums, kad daugelis sako, brangsta 10-30%, aš pats esu turbūt tą minėjęs. Tai čia turbūt tas brangimas vien dėl to yra, kad iki 10% turbūt čia bus, nes tas tiesiog yra naujas, bet bus tarp senų pastatų. Tai dėl to, kad galėsit atsikelti naują projektą, kuris yra kalnuose ir turėsit visiškai gerą vaizdą, ramybę, bet ta nuoma gali, kaip įprastai būna Ispanijoje, nepasiekti to vidurkio 66%. Tai savo įdomus variantas, pats važiavau būti tenais, kad, žinot, pagalvot, pamastyti, pabėgti nuo viso pasaulio. Istanas puikiai vieta, bet ten kokius 15 minučių ar 20 reiks tokius serpantinų važiuoti, kas gali visai supykinti. Jeigu turit vaikų, tai puikiai suprantat. O jeigu pats vairuoja, tai gal dar ir nieko, bet aš buvau keleivis, tai ir man kėlė tas šiek tiek jau, kai aš šiaip nebūna man tokių dalykų, bet atkreipti reiktų į tai dėmesį, kad gana sudėtinga tam Istano miestelį, gana sudėtinga jį pasiekti. Tai kaip ir variantas, bet ne variantas. Tada šitas projektas. Šiaip ambicingas projektas, atrodo įspūdingai, bet taip žiūrint iš šono atrodo viskas wow, bet jis tik tai iš viršutinio vos turi jūros vaizdų, čia gal net taip optimistiškai nupiešta. Tai irgi ta kaina tokia kaip ir nieko, kvadratų irgi toks variantas, bet jisai yra kaip Mychas, jeigu Mychas yra toks, pavadinkim, yra net keletas Mycho alternatyvų, tai yra Mychas Golf, yra Plakalo de Mychas, yra Mychas, dar kai kur net Mychas Pueblo yra. Tai čia taip parašyta, ne ten, kur jisai yra, ir kad jį pasiekti irgi reiks pakankamai pavažinėti tokiom pievom, kai atvažiuosite tą projektą ir taip sakysite, o wow, kur čia mes atvažiavom. Ir jis pats iš savęs tiesiog tas projektas kažkur sąlyginai taip prie kitų namų, sąlyginai pievai. Tai statybose čia negyvensit, nes jisai vienas aplinkui statosi ir ten kitur gan sudėtingai jau būtų pastatyti. Bet turbūt čia vystytojas statė ant to, kad čia bus didelis kompleksas ir jums teoriškai iš jo gal ir nereiks išeiti. Nes turbūt šiandien bus ir, kaip jis minėjo, kad ir kažkokia parduotuvėlė, ir, žodžiu, kažkoks tai salonėlis grožio. Ir autobusas irgi jūs nuveš iki jūros. Kiek tų dalykų bus, pažiūrėsim. Tai tiesiog iš tokio didelio kiekio bando kažkokį tokį išspausti variantą. Tai savo gal ir variantas, bet su nuoma, tai nežinau, ar čia bus pats geriausias, taip sakant, pirkinys, nes už panašią sumą tikrai yra geresnių vietų. Tai tai lygiai taip pat Estepona toliau. Tai šitie du projektai yra irgi vieno vystytojo, tai jie tiesiog kai kurios iš šitų projektų stato tiesiog jau taip atrodo, kad bele ką nupirks ir visi žmonės nesupranta, ką perka, tiesiog trūkumas to naujo turto, tai gavau sklypą, pastačiau ir, žodžiu, labai nesirūpinu ten to išplanavimu, labai nesirūpinu ten kokybę ir panašiai. Tai ateini nuo pristatymo iki vietos nelabai žavi niekas. Tai sakyčiau, kad šitie projektai neturi tokios perspektyvos, nei ten labai, kad čia golfo lauke, bet tas golfo laukas tiesiog 1 iš 100, tai tikrai yra geresnių vietų. Šitam projekte net parkingo nėra požeminio, tai irgi kažkaip
atrodo toks paprastas dalykas, kuris tikrai turi būti, o jo nėra. Tai va, tai net, sakyčiau, net neverta apie juos daugiau šnekėti. Benalmadena. Tai Benalmadena pati iš savęs šiaip labai įdomus miestelis, gana arti oro uosto. Iki jo atvažiuoja traukinys, autobusai, tai jūs pasieksit jį praktiškai per 15 minučių, gal 20. Tai nuomai Benalmadena labai įdomus dalykas, bet šitas projektas, šitas ir dar kitus galit pamatyti, kuriuo aš čia nesu pasidalinęs, bet jį paėmiau kaip pavyzdį, kad atkreipkite dėmesį, kur jie yra. O jie yra, va čia įsivaizduokit, A7 ir jis yra visiškai ant kalno. Bet čia jau net matosi, kokio statumo yra gatvės. Tai Benalmadena turi iš savęs pakankamai gerus vaizdus beveik visas miestelis, bet, taip sakant, nueiti parduotuvę, gal nieko, bet paskui arba su taksu turėsit grįžti, arba tikrai pusė to turinio maišelio turėtų būti vanduo. Tai daug čia yra tų statybų, čia aš tik tai paėmiau tokį vieną iš daugelio statomų ir jie panašiai vien šalia kito, nes yra tų laisvų plotų tik tai viršui, nes Benalmadena pati iš savęs jau gan senai susiformavęs miestelis, kuris yra šiaip labai patrauklus nuomai. Tai jeigu randat kažką Benalmadenoje, kas yra, kaip pavyzdžiui, aš paėmiau šitą kaip gerą pavyzdį, tai šitas projektas yra visiškai pirmoji linijai ir iš jo atsivers netiesioginiai vaizdai, bet iš kai kurių tikrai atsivers vaizdas į jūrą, bet esmė yra tokia, kad šis projektas irgi, tarkim, 448, o tas, kuris niekur, irgi kainuos panašiai. Tai sakau, svarbu labai suvokti tas vietas, kur jisai yra. Tai jisai yra, šitas ypatingai projektas yra prie pat marinos. Tai jeigu, pavyzdžiui, parašysit Benalmadena marina, tai yra uostas šalia jūros, tai realiai iki visų restoranėlių 5 minutės, iki jūros 5 minutės, už tavęs va štai šitą gatvę paėjus 5 minutės miestelis yra, tai jūs esat visiškai centre ir turit va čia va jūrą su pliažu, čia yra šimtai restoranėlių, tai žodžiu, šita vieta iš tikrųjų verta dėmesio. Tai labai nesižavėt kalnais ir jie gerai savo gyvenimui, bet su nuoma toks yra tikrai geresnių vietų, tik jas reiktų žinoti. Tai va, šito neaptariau Manilvos, bet irgi kaina šiek tiek jau, sakyčiau, kaip Manilvai, tai per didelė, bet čia turim daugiau tų kvadratų, bet kaip ir minėjau, Manilva, dar jai šiek tiek reiks biškį palaukti, nes už tą sumą tikrai galima Esteponai nusipirkti, galima nusipirkti taip pat Michas, Lakala de Michas, galima ir toj pačioj Benalmadenui nusipirkti, toj pačioj Kasarės. Dar sakyčiau, jeigu grįžti prie va šito projekto, tai Kasarės miestelis, jeigu žiūrint kur nors va čia, kur yra pati Estepona ir va čia yra keletas projektų, tai ką aš dažnai pasakoju savo klientam ir mes iki Kasarės kartais nedavažiuojam, o kartais nuvažiuojam dėl vienos priežasties. Jeigu klientas sako, kad man automobilis ne problema ir šalia jūros norėčiau arčiau gyventi, tai Kasarės kaip opcija. Bet jeigu norisi nueiti pėsčiomis iki parduotuvės ir iki jūros, tai šitas projektas arba šitas
miestelis su naujais projektais, jisai yra biškai netinkamas tam. Nes už Esteponus jau yra, už mano mylimo projekto 180 yra jau, pavadinkim, gana sudėtinga su infrastruktūra, nes ten yra palei kelią pakankamai daug apstatyta, nėra tokių laisvų plotų ir nėra taip lengva pereiti per tą greitkelį. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, patys prekybos centrai yra jau labiau pozicionuoti kažkur tai, tarkim, labiau Esteponui. Tai jūs be automobilio jau į parduotuvę sudėtingai nuvažiuosite. Tai kas logistiškai gali nuomininkus irgi šiek tiek atbaidyti. Bet kad nuomosis visi šitie, tai faktas, tik tai aš labiau įpratęs prie to vidurkio, kur mes turime informacijos ir bent jau gauti tuos 66% užimtumo. Tai aš apie tą dalyką, kad tarp 5-7% mes tą vidurkį metinį turėtume. Tai šitie projektai mano galva turės mažesnį negu 5% dėl vienokios ar kitokios priežasties, nes tiesiog jie bus nesuper patogus, neturės tų visų pliusų, aišku, išskyrus šitą. Šitas turės turbūt dar daug. Tai šio video tą ir norėjau pasakyti, kad negaiškit su šitais laiko labai daug, jeigu norite investuoti. Ir jeigu norit daugiau tų žinių ir prasivažiuoti su manim keletą dienų nuo pat pradžių, tai aš galiu jums paruošti tokią kelionę, kur jūs po to grįžę ar jau kelionės metu, ką dažnai mano klientai pajaučia, kad pradeda suprasti, kad kur galima tikrai gyventi, kur galima būtų investuoti. Ir tų projektų yra ir pigesnių, ir brangesnių, bet čia ne kvadrato kaina esmė. Esmė, jeigu ieškot savo, tai žinot, ten kiti aspektai, jeigu ieškot investicijai, tai kaip matot, tų kainų rėžis yra ir nuo, taip sakant, 200, bet reikia tiesiog žinot tos jau projektus. Ir taip aklai, kaip sakant, nevažiuot, bet kartais ir gerai, kai pravažiuoju tokius projektus, tada lengviau yra įsivertinti, kai yra tikrai geras projektas, kai matei blogus. Bet kadangi jūs esate dabar Lietuvoje ir nesat buvę vienam ar kitam projekte, tai tiesiog norėjau pasidalinti, kad aš pats važiuoju juos, žinau juos ir sieksiu, kad žinočiau visus 100%, nes mano kelionė čia tik prasideda ir persikeliau čia gyventi dėl to, kad man pačiam įdomu, aš pats irgi ruošiuosi daryti savo investicijas ir gyventi čia su šeima. Tai jeigu norite padirbėti su manim, tai drąsiai galite man skambinti ir sakyčiau, skambinkit, tai bus daug lengviau, nes tokių savaičių, kad turėčiau 2-3 laisvas dienas, jau yra vis mažiau. Ir per 3 mėnesius iš tikrųjų padirbėjom daugiau negu su 12 klientų. Tai tikrai užimtumas gana didelis ir taip pat atvažiuoja jau ir kitų tautybių po biškelį klientai. Mes daliname su mūsų kolektyvu, tai tas užimtumas tikrai didės, nes mes lietuviai, žinot, norim ne tik tai atvažiuoti ir taip sakant, kaip ispanai, tiesiog manjana, bet atvažiuojam čia daryti, dirbti ir augti. Tai mano tas augimas ir yra į tai, kad tikrai būčiau užimtas, tikrai turėčiau daugiausiai žinių, pralenkčiau tuos kitus savo kolegas, kad galėčiau gal paskui padaryti vis daugiau ir daugiau mokymų, vietoj to, kad važiuočiau ir kažką rodyčiau, nes man pačiam tai labai įdomu. Tai kol kas tiek. Šis video apie tai, kaip sutaupyti jums laiko.
Ir jeigu norit, skambinkit man ir susitinkam, važiuojam, tai duokit man 2 savaitės prieš ir paruošim kelionę, susipažinsim, išgersim kavos, aptarsim, nebijokit man paskambint ir pasimatysim jau Costa del Sol pakrantė. Tai ačiū už jūsų dėmesį, kol kas tiek, iki greito.